pranešimas funkcijų ir žmogus ryšių fenomenologija. Kodėl ne žmogaus ir jo šuns? Kažkaip pagalvojau, net neaišku, kas ten ką turi. Žmogus. Toks vat ir tas atvertimas man visai savaip žavus. Aš kažkaip, jeigu taip biški prieš istoriją, tai iš tikrųjų, gyvūnai yra mano nuo vaikystės svajonė, būti dresuota, norėjau darželį, skaičiau Durovą, paskui kažkaip taip vyko, paskui galvojau gal zoopsichologija, paskui vyko psichologija, o dabar kažkaip grįžti tą gyvūnų pasaulį, pati auginu jos. Jo, ir kai skaitau knygas, visokius tyrimus, žiūriu tą tokį reiškinį, eksperimentiškai dabar tyrinėjau, vis taip pastebiu, kaip žmogus, kaip šuo sugeba nuskaityti žmogaus emocijas, niuansus mažiausius, kaip gali pasielgti vien pagal akių judesį, kaip evoliuciškai taip susiklosto, kad šuo jau daugybę metų priklausomas nuo žmogaus ir jisai tada labai toks atliepiantis žmogų, labai suaugęs, sulipęs, kaip simbiotinis su žmogum pasidaręs. Ir pagalvojau, kaip čia su ta psichologija, ko čia galima prisidėti, žmonistinės, egzistencinės psichologijos per bendrą tą mūsų konferencijos temą įsiklausiau ir fenomenologija, jo. O kaip žmogus išgyvena, pagalvojau? Paprasčiausiai, kaip žmogus išgyvena, kaip šunų šeimininkai išgyvena ryšį su savo šunimis. Nes tai yra realybė, mūsų realybė, vidinė realybė. Ir dar stumtelėjo truputėlį tai, kai stebėjau, koks nepaprastas vis dėlto kontaktas yra, kai gyveni su savo šunimi. Kai kartais susapnuoji iš vakaro nelaimę, kuri jam nutinka kitą dieną, tai ne tik šuo nuimčiau žmogų, bet ir šeimininkas savo šunį nujaučia. Kai sykį nutariau, kad taip pajutus labai tokią dieną, kad mūsų toks kažkoks ryšys stiprus, nutariau išeiti su jo. Be pavadukos dažnai vakare vaikštau ir visai nekalbėdama, be komandų išeiti slampinėti po erdves. Ir eina tas šuo, aš apstulbus, tai su ko aš čia kalbu, su savim kalbu, kai jam sakau tas komandas. O kitas ir prireikia tų komandų. Toks labai daug dalykų vyksta, kurie tokie kasdienos stebuklas, toks pilkos, artimos kasdienos atrodo, o yra tas stebuklas. Taigi, mano tyrimo pristatymas, tai kad jis tyrimas konferencijais leido man tokį lengvumą, aš ten be diktofono jį dariau, tiesiog kalbinau žmonės. Tai jo, tai 9 šeimininkai ir 13 šunų. Šeimininkai, moteris ir vyrai nuo 16 iki, aš ten nežinau, jie 80 kažkiek, tai jau vyriausiai mano respondentai. Mano kriterijai buvo dar tokie, kad šeimininkai laikytų save to šunų šeimininkų, ne tai, kad čia mano vyro šuo ar mano vaiko šuo, bet tai, kad tai yra mano šuo ir kad tas šuo būtų, tiesiog auginamas, ne visai, kad prie grandinės pririštas, kaip tai išnaudojimo tikslai sakė, panaudojimo gyvūno, bet kad, šiaip gyvena su žmogum namuose dėl kažkokių tai priežasčių. Ir šiaip žmonės yra beveik atsitiktiniai, aš tik porą žmonių pakalbinau, kurie man buvo labiau įdomus, kurių aš pastebėjau, nėra mano artimi draugai, bet aš pastebėjau ypatingą ryšį su šunim, kad enimas į darbą, kai eina šunį, toks už standartų ribų buvo. Nes kadangi fenomenologija, tai mano tikslas buvo paimti kuo platesnį fenomenų vykstančių tarp žmogaus ir šuns išgyvenimo tą lauką, tai aš stengiausi, kad tie žmonės būtų kuo įvairesni. Jo, o šunim turėjau kriterijai tik vieną, kad jie būtų ne šuniukai, kad būtų jau turėjęs istoriją tam tikrą su žmogum, nes su šuniuku yra savi atskiri dalykai. Taigi, kokias roles turi šuo savo šeimininkui, kas jisai jam yra? Tai vaikas, kuris žaidžia, džiugina, džiaugiasi, kurio nuolat rūpinėsi, perėmė dėl laiko. Tuose apibrėžimuose yra sudėta viską, ką vardino šeimininkai, nevidurkinant to, kaip fenomenologijoje įtraukiant. Bet apibrėžimai tokie, jie pradeda kalbėti tada, nes vaikas, tai dažnai kas vaikų ir sakom, kaip ir nesveika, čia vaikų šunį laikyti. Draugas, geriausias draugas, kuris nieko nereikalauja, niekada neišduos, kuris priima mane
besąlygiškai kvepianti ir smirdanti, kuriam neegzistuoja mano socialinis statusas, jis už mane, koks bebūčiau, ištempia mane, o taip tikriausiai gulėčiau. Tai pagalvoju, tokį draugą turėti būtų gerai. Ir tarp žmonių, kai apsidairai, irgi taip labai lengva tokį surasti. Šeimos narys, su kuriuo geriausiai sutariu, kurio neskriausiu dėl kitų žmonių poreikių, kuriuo rūpinasi. Jis svarbesnis už draugus ar giminės, jis myli visą šeimą. Ir šeimos narys labai populiarus mūsų apibūdinimas, labai dažnas, beveik kiekvienas kalbintas žmogus ir kaip šeimos narį vardina šunį. Mylimasis. Mylimiausias meilužis, kurį labai myliu, nieko negaliu veikti, kol su juo nepasimyliu, mano gyvenimo meilė. Tiesa, apie tos apibrėžimus aš suvidurkinu visur, kad tai yra vyras kalba, ir ten visi tie šuo, nes ten yra ir meilužė, iš tikrųjų originaliam tekste buvo. Tai yra sargas, kuris saugo mane, mano butą ir su manim keliaujančių žmonės nuo svetimų, gina, kai kas pakelia balsą, neprileidžia kitų šunų, žmonos ir ką. Visapusiška apsauga. Asmenybė. Kai kurie žmonės žiūri šunį kaip asmenybę, kaip į žmogų, asmenybę su savo įgimtų charakteriu, jaučia pagarbą viens kitam, gerbia jį už jos savybės. Tarp dabar daugėja straipsnių apie gyvūnus kaip apie asmenybės, ta prasme gyvūnų asmenybė, taip ir tokiais pavadinimais straipsniai. Ypatingai apie asmenybę prabyla žmonės, kurie turėjo daug šunų arba kurie, pavyzdžiui, turėjo kalę, kurie atsiveda ten 7 šuniukus ir jie nuo pat pradžių žiūri, kokie skirtingi tie šuniukai yra, arba kokie skirtingi pas jų skirtingi šunys. Arba tuo pat metu laikantis 2 šunis turi labai skirtingą santykį su tais šunim, netgi vienas šuo klauso, kito šeimininkas klauso, nors šalia turėtų, jeigu žmogus geba ten dresuoti ar tik vienodai būti, bet labai skirtingi. Globotinas, apie išgelbėtus šunis, galbūt tai prabyla. Žiūri į mane kaip išgelbėtoją, įrodydamas man, koks geras aš esu. Pilnai priklauso nuo manęs, neturi socialinių garantijų, negali pasiskųsti, jaučiu už didžiulę atsakomybę. Aš čia gal taip sudėjau ir atsakomybės tos didelės pojūtį ir išgelbėtojo rolę žmogus, kaip jaučiu. Iš tikrųjų apie tai kalba daugiau tie, kas paima beglobį benamių šunis. Garbintojas. Egzistuoja hierarchija. Šuo suvokia mane ne tik kaip partnerį, bet ir kaip vadą šeimininką. Aš jam tapau už viską svarbesnis. Ir šitaip kalba labai nedaug žmonių. Sakyčiau, iki tokio santykio nueina labai nedaug šunų žmonių, nes dažniau tai yra, meilė yra visada, jausmė yra visada, o toks paklusimas, garbinimas iš šunų pusės į žmogų, kiek aš klausinėjau retai. Ir mokytojas mokinantis gyventi dabar. Tiesa, čia tos nuotraukos yra visos šunų, jie visi yra respondentai, ne iš interneto čia. Mūsų. Šitą apibrėžimą pasakė žmogus, atsigaudinėjantis po labai rimtos asmeninės netekties. Tai tokios rolės ir tam ryšyje žmogus ir šunis dar vyksta visokie procesai. Dabar jeigu taip pažiūrėti kitų kampų, kasgi vyksta, ką pasakoja žmonės, čia tie procesai būtent tie, apie kuriuos daugiausiai kalba žmonės, bet jie taip savaime išskyrė, ne aš kažkaip išskyriau, bet taip jau jie išsiskyrė, susiklasteriavo. Stebėjimas. Šuo seka mane tokiu atstumu, kad matytų, seka mane akimis, kažką darydamas juntu jo žvilgsnį. Man jį irgi įdomu stebėti, koks jis protingas, gražus, kaip priima sprendimus. Nuolat turi gyvenimo liudytoją. Pasitinka. Kad šuo pasitinka, didelis
džiaugsmas, mane pamačius, cypimas, žveigimas iki išprotėjimo, išsilgimas, nieko kito nedarau, su vaikais nepasisveikinu, kol su šunim nepabūnu. Jam tai svarbu ir man svarbu jam atsakyti. Yra tai, kad žmonėm, kurie reguliariai išsiskiria su šunim, čia žmonės taip skirtingai grupėse, jiem išsiskirti sunku. Kiekvieną kartą sunku šunį palikti. Jaučia būdės ir susitaikymo, nuraminu, paglosti. Nėra minutė ir jau jo trūksta. Kelias dienas nematau, vis pagalvoju, kaip sekasi, imu išgyventi. Juodai pasilgstu. Toks, išsiskyrimas, kada yra ryšys stiprus, jis abiem pusėm matosi sunkus. Ir kai kurie žmonės tiesiog nebepalieka šunį. Negaliu jo vieno palikti ilgai, jam reikia būti kartu. Negaliu palikti nakčiai, o jei pažaibuos ar ką. Turiu pastovę baimę, kad su juo gali kažkas atsitikti. Nieko nepasitikiu, man jau buvo šunį nužiūrėję. Jei jį ilgai palieku, jis visai paskui žūta visą. Ir tiesiog, nebepalieka. Vežasi savo 4 šunis su džipu į Norvegiją, imasi į darbą, ten dar kaip nors keičia gyvenimo struktūrą, bet šuo turi žmogų. Šalia biški kitoks niuansas, bet visur kartu. Visat šalia manęs namuose, miega pas mane, kartu gamtoje ilsiesi, kai groju gitarą klauso, kai vaikams pasakose pušaliais įranga. Visur galiu savo šunį pasiimti, į darbą kartu, į seminarus, į paskaitas, visi jį pažįstami, jis visur laksto. Jam svarbu būti fiziškai kartu, o užsiimti jis gali ir savo kažko. Man pačiam norisi su juo būti. Jo, ir man įdomiai buvo, kai tai prasidėjo šunininkų pasaulis, vis dėlto daug dažniau jie tai pasiema, negu tose erdvėse, kur nėra šunų, gali įsivaizduoti, kad žmonės pasiema su savimi šunį arba ką daugiau su juo reikia. Gyvenimo keitimas, kad šuo keičia atsiradę šuo žmogaus gyvenimo ritmą pakeičiau, derinasi prie šuns, laisvalaikį planuoja taip, kad kuo daugiau laiko galėčiau praleisti šunį, kad galėtume kartu keliauti, pažaisti. Stengiuosi pagražinti gyvenimą, kad ir jam, ir man būtų smagu, kad vėliau nesigailėčiau. Tas apie gyvenimo ritmo keitimą, tie, kas yra su šunim, bet su tuo, ko aš kalbėjau, tai yra nesugailėščio toks kaip praturtėjęs, tas gyvenimas paįvairėjęs. Jis gal ir sunkesnis, bet žmonės dėl to, daugiau ten kokio rūpesčio, bet dėl to neapgailestauja. Supratimas kitas procesas ir abipusis. Šuo viską supranta. Mažiausio judesio, mimikos pasikeitimo, intonacijos, vibracijos. Pagalvotų užtenka, kad šuo reaguotų. Suprastų, kad nepykstu ar kad susikaupęs ir leistų dirbti, pasirinktų judėjimo kryptį, eidamas be pavadėlių. Šuo supranta daug žodžių, vardų, gali pats sujungti. Komanda su vardu, pavyzdžiui. Daubučki Joną. Žino komandą Daubučki ir žino Joną. Arba taip, pažadink Joną. Žino, kaip pažadinti ir žino, kas yra Joną. Apie tą šunų tokį, žmonės gan lengvai suprantu, ko jis nori iš kūno kalbos. Jis pakelia akis ir aš žinau. Žmonės daug kas jaučiasi, kad supranta šunį. Vieno jaučiasi kartais, kad ir nesupranta. Daugiau vis dėlto yra apie tai, kad šuo supranta žmogų. O kartais šuo rodo charakterį. Rodo savo nervus, įsižeidžia, pavydi, užsispyrė, stovi ir naudai žiūri, neperkalbės, nepaklūsta, neklauso, drasko žaislą, kai nenori bendrauti, užsisuka ir nueina. Aš kiek esu užpykęs, bet ilgai pykti ant šuns neišeina. Toks, čia gal iš žmogaus, nežinau, išprojektuota, kažkas sugalvota, interpretuota, ten, kad pavydi ką, bet toks būna, kad ir tie patys žmonės pasakoja daugelis, kaip šuo menkiausių niuansų klauso, ir kad jis kartais ar žmogus tiesiog nesupranta, kas tai vyksta tame. Daug istorijų man papasakoja, aš net jas kaip santraukėlį sudėjau, apie tai, kaip šuo įvertina pačią situaciją. Ne, bet ko nori šeimininkas, bet suskaičiuoja, kas šitą situaciją, kaip jie pasielgti, arba panašios situacijų, kaip pasielgti tą kartą.
Tai jeigu ta santrauka, tai būtų šuo iš tokių požymių, kaip poros laikas, batų audimasis, degtukų pasėmimas, kitų žmonių susikaupimas, arba patekęs į specifinę aplinką, ten autobusą, turgų, adekvačiai nusprendžia, kaip elgtis toliau. Nu, ten tie elgesiai visokie yra. Čia kaip pavyzdžiai, eina ten, kur planavau, aš eiti, laiku pradeda ėsti, nu, kad spėtų lauką išeiti, pasislepia nuo kontrolierės, pavyzdžiui, ir tyliai sėdi, nu, pasiprašo žaisti, tada jau kaip pasveika pasibaigus, čia turi man matyti, kiti žaidėliai. Taigi, žmonių akimis šuo skaičiuoja, ką reikia daryti. Stengiasi nesusitikti, kai grįžta prasikaltęs, nu, pas kelias nakčiai visai išbėgęs, pats suranda dingusi, pavyzdžiui, vaikas koks išėjo parūkyti, neieško tų, kurie indus plauna žygiai, o būtent to, kuris ten pasislėpęs rūko. Žino, už ko pasislėpti, kaip barna. Tokios įvairios situacijos jautimas ir tokia situacija įgyvenimas. Čia šeimininkai, kai užsiveda daug istorijų, kai reikia papasakoti. Taigi, pokalbis su šunim, kalba žmonės su šunim, kaip ir sako, gal ir durnai atrodo, bet dažnai dirbdamas būtinius darbus tariuosi su šunim, pasakoju jam, ką darau, ką drauge darysim. Kalbos vaikštinėdamas, giriu, sakau, kad myliu. Atrodo, šuo supranta ir jam tai įsimylė. Nu, šiaip nebuvo nei vieno, kad nesikalbėtų. Nu, tie supranta, kad šuo nekalba, bet išeina perduota ir tai kažkokie fragmentų užrašyta, bet ką ryškiai pasakė, aš spėjau ką užfiksuoti, kad muša uodegą, bam, 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 atsisuka į mane, ką pasakysi, tarsi šukinėjas, prašydamas, ko nors inkščiai iš džiaugsmo, apsisisio iš susijaudinimo, varto akis, ten atsipalaidavęs, moka išsikaulį, būna linksmas, iššiepęs, gailus, liūdintis, kaltas, tokias emocijas. Ryšio pobūdis ir formavimas. Ryšys, visi įvardina, kad jis kinta nuo aplinkoje, kad jis užauga, kad jis atsiranda, arba net ir neatsiranda. Tai paaiškiai tai yra daug fizinis kontaktas. Bendraujam per lietimą, fizinį kontaktą. Aš prašau, kad paimčiau ant rankų, nori būti pakasomas, prisiglaudžia, netinkštyma. Paglostau, pašukuoju pilvą, pakasau, bučiuoju, galiu tampyti šunį kaip tik noriu. Visiškas atsipalaidavimas. Nu, prisipažinimas, esu jam užduotas. Artėjau prie fizinio kontakto, kad nebūtų taip labai jau viskas saudu. Emocinis ryšys iš šeimininko pusės. Jo, emocinis ryšys čia prisitraukia, tai ne tiek daug, bet kai žmonės kalba, daugiausiai kalba apie jausmus, apie savo jausmus šunį ir apie šunius jausmus. Šuo man labai brangus, myliu. Jei tik kas jam ne taip, iš karto kūnas įsitempia. Kai skaudu, su juo išsiverki, pasišneki, rodo supranta. Daug žmonių pasako apie skausmą atidavimą, kaip atidavimą, susitikimą su šuniu, kai skaudu. Ir supyksti, ir nervuosi už vaikas, ir negali ilgai pykti. Niekad ant jo nepykstu. Nu, čia būna, kad vieni pyksta, kiti ne. Žiūriu į jį ir gėriuosi, koks gražus, malonu, patiešna. Arba jaučiuosi kaltas, kad kažko nepadariau. Ir iš šuns pusės, kaip tai yra, kaip žmogus nujaučia šuns emociją, šitoks arakas, nes aišku, kad šunis man nepasakoja. Dažnai šuo perima būseną iš manęs. Aš žaismingas, jis gyvesnis. Aš piktas, jis sako akimis. Aš liūdnas, jis sėdi. Aš susikaupęs, jis ramiai laukia. Šuo jaučia, kada blogai ir ateina paguosti, prisiglaudžia, laižo veidą. Jaučiu jo prieraišumą. Jis besąlygiškai myli, absoliučiai pasitikė, jaučia ir priima mane. Kartais nustemba, kai jis taip pasielgia, tu ką čia darai? Toks šunis. Ryšio radimas, kaip pasako, kai jo atsiradė. Tokio ryšio nebuvo pradžio. Ryšys atėjo per kontaktą, dėmesį, net ne per dresūrą, bet per bendrą didelę patirtį, per išgyvenimus. Kartu einant į mokyklėlę, į paskaitas, keliaujant keltais, lėktuvais, autobusais.
Man slaugant šunį po operacijų, man augant, čia skirtingų žmonių ir skirtingus patys. Pradėjau labai jį vertinti, kai supratau, kad galiu prarasti. Bet toks kaip apibendrimas, kuo daugiau bendrauju ir įdedu, tuo daugiau iš šuns grįžti. Ir kaip prisimenant, jeigu aš čia atskirom istorijom nesudėjau, tų 10 pasakojimų, bet kuo daugiau yra būta tarp šuns ir šeimininko arba šuns ligų ir tada į tokio priverstinio susitikimo, arba žmogus drąsiau imasi šunį įvairiausias situacijas, daugiau su juo veikia, labiau kažkaip eksperimentuoja, tuo tas jų ryšys yra stipresnis. O kur iš vis to nėra, tai būna tokių, kad aš nelabai to suprantu, labai myliu, bet nelabai suprantu, kas yra. Tai ta bendra patirtis, kaip žmonės suartina, kaip ir užaugina ryšį tarp žmogaus ir jo šunis. Nes yra toks ryšio pobūdis, kur yra kas vadas, kur yra išslaugiau, išmokiau jį loti. Ir šuo pajautė, kad aš turiu jo klausyti. Ir kur šuo norės, ten ir eisim. Va ta mažytė muska yra vadė. Pavyzdžiui, šeimininkė. Ir tarp mūsų vyksta valios kova. Kad nuolat su šuniu toks dalykas. Ir yra kitas tas toksai, kaip šuo dėl manęs žmogus jaučia. Šunių prioritetas aš, prieš maistą, kitus šunis, žaidimus, katinus. Kad nepasitraukia šeimininkas svarbiau. Esame bendrame, bandėt būtent kas tai per laukas, minčių, jausmų, sąmonės lauke. Kartu tarsi viena banda, kaip avių, kaip gyvūnų, bet keliauti banda. Šuo prisijungia prie manęs, o aš prie šuns ir tuomet klauso, nieko nekalba. Ir sako, taip, kokį pradedi kalbėti mobiliu telefonu, ar kažkokie reikalai, šuo žiūrėk, jau kokią šunybę iškrėtė, išsivaliojo. Bet bendruoju tokiam bandu. Toks, ant ribos tokių mistinių patyrimų matė, kai kur pasakojimų žmonių, kur labai kartu su savo šunimi. Nors aš realiai mačiau, Ir pabaigai keli egzistenciniai šeimininkų išgyvenimai. Dar kitas sluoksnis. Supratimas, kad galiu prarasti šunį, jo mirties artumas trenkia per smegenis, ėmiau labiau džiaugtis gyvenimu. Pasižiūriu į jo akis ir jaučiu stimulą eiti į priekį dar 10 metų profizmus. Profizmus suvertimus, kaip ir kraujas iš nosies pėdų. Tai toksai, aš dar neturiu tokio poreikio kažkaip jį subendrinti, tai yra įvairūs tokie aspektai intimaus, tokio pasaulio šunų ir šeimininkų, čia padėka šunims ir jų šeimininkams, buvusiems tyrime. Gal tiek, gal yra kokių klausimų? Yra. Kaip jums atrodo, kaip šunis laikas suvokia? Matai, man tai niekaip neatrodo. Aš nežinočiau, ką atsakyti. Pavlovas Modygoje daug tyrinėjo laiko refleksus, sudamos į laiką, į maitinimo laiką, į kitus dalykus, ten buvo daug prirašyti. Ir ten buvo šiek tiek bioritmas, kaip ir visi gyvo organizmai turi ritmus, bioritmus, pagal tos bioritmus apskritai eina tinkami tekstaniškai. Man iš to tyrimų, nes jeigu tyrimų turėjantys, tai žmonės kai kurie pasakojo, kad jeigu jie išeina iš namų tam tikrų paros metu, nieko šunį nesakydami ir eina be pavadžio, tai šuo eina tam tikrų maršrutų, kur paprastai tuo metu eini. O jeigu išeini kitų metų, tai šuo irgi ten, arba ten iš kelių maršrutų galimų renkasi jau, kai tu išeini, jeigu pro vartus, tai reiškia jis ne čia. Tokių, kur... Laiką erdvėje lygės, suveda į... Jo, kad jie suveda, kad tuo laiku vyksta tokie tai dalykai paroje. Tie ritualai yra, jie iš tikrųjų, kažkaip fiksuosi, kada kas laikė turėtų būti. Taip. Kai paminėjai, kad šuo yra vaikas, tai man tokia asociacija kilo, kad pažįstamų šeimoje, kur buvo maži vaikai tuo metu, ir jaunas šuo. Tai jis įprato sėstis, jam išeitų nesėstis, stotis, kai jis sėdavo prie stalo, tai jis irgi norėdavo valgyti, ėsti irgi nedavo ant stalo, nes jis save pats suvokė kaip vieną iš vaikų. Ir buvo didelė trauma jam, reikia sakyti, psichologinė trauma, nes
jautėsi labai pažemintas, kada buvo priverstas ėsti. Tai dominavimo grupė nustumtas į trečią. Jis tarsi jautėsi lygus su vaikais, save man suvokė kaip vieną iš jų. Jis kalbėjo, kad vieną iš jų, vieną kažkodėl iš jų pažemino, net tas pažeminimas savo, reiškia, aukštai žemai tokia pozicija atsirado. Jis iškia nuo stalo buvo kaip grindis pažeminimas. Nebūdėlė trauma buvo, jis tiesiog blogai jautėsi. Vis veržėsi prie to stalo. Čia jums dar vienas pažeminimo procesas. Nu, o paklausti, ką nori jūsų patirtis ir tyrimas? Ar tikrai šuo šeimininkų veidrodis, kai šeimininkas yra pasižymė pagal savo vidinę būseną tuometinę? aiškiai šuo susijęs su šeimininku. Veidrodis gal būtų per stipriai pasakyta, nes kartais tai yra atvirkštinis veidrodis. Nes pats labai, kaip tokia... Koks tavo šuo, toks ir tu pats? Bet gali Atvirkščiai. bet gali būti ir toks, kad žmogus nesuvaldo šuos, kad šuo, toks, stipresnis už jį, ribas visą žengiantis, o žmogus toksai, bet aiškus tiltas yra, netgi ir tie, šunų elgesio specialistai, kai jie klausimą, man labai patiko žiūrėti, o kaip elgtis, jeigu prie jų tavęs ateina tokios tai veislės šuo, žinai, čia reikia jau bėgti savo šunį pririšti ar ne. Sako, pirmiausia, žiūrėkite į šeimininką, o tada spręskite, kaip elgtis su to šunim. Jeigu jis atsipalaidavo, žinai, geranoriškai sveikinantis, tai šuo nieko irgi nedarys. Tai kaip čia buvo pranešime vienam parodyta, ne visi primatai suvokia, ar jie žiūri veidrodį, ar jie žiūri į kitą greičiau. Ir gal žmogus ne kiekvienas supranta, kad šuo yra jo veidrodis. Jo, kad šuo tiek svarbu. Jau metafora. Kartais nesinori matyti. Jau jis nesupranta, jis metaforos nesupranta. Bet tas nėra aiškiai, absoliučiai taip. Kaip ir vaikas nėra mūsų, nes yra žmonės, kurie turi ypač daugiau šunų ir matai labai skirtingai. Nuo vieno šunų žmogus priklausomas, bijo palikti ten tą šuo kaip dievas, o kitas šuo, visko klauso, patarnauja, ten tik šūktas iš karto atbėga. Kad charakteriai skirtingi, nes šuo be to, kad jis su mumis susijęs ir kažkiek atspindi šeimininko auklėjimui, tai jis turi tą savo charakterį asmenybę. Tai tas irgi. Dar vieną klausimą. Ar ruošiančiame pranešimą dar nekilo tokia idėja pažiūrėti šunį kaip žaislą, šunį kaip elgetą, šunį kaip valkatą ir žmogaus atsakomybę prieš šitokius kasdienybės šiandienos paėmus. Ar jums nesinorėjo pakalbėti su prieglaudos darbuotojais, kurie irgi mato šunį kaip tokį? Aš ėmiau tik su šeimininkais pokalbis. Ir, pavyzdžiui, bet viena iš tų šeimininkų jinai augina 4 šunis ir jos dukra 3. Ir tik vienas iš tų šunų yra veislinis ten dovana. O visi kiti yra, žinai, prieglaudiniai, valkatiniai išgelbėti šunys. Tai, taip biški jaučiasi žmonės, tada įdomu man buvo, kad irgi ten buvo vaiko niuansas su tais žmonėm kalbant, bet jiem tai buvo atsakomybė. Prasme, sako, jeigu aš nedirbčiau Norvegijoje ir neužkačiau tiek pinigų, aš negalėčiau tiek šunų padėti, išgelbėti, auginti. Tai tokie kažkokie ir tokie man. Patarčiau, perskaityti knygutę šiais metais išėjo tokia šuns tikslas, gal skaitėt kas nors? Šuns tikslas. Tai labai gražytas, tai šuns pozicijų ten šuo reinkarnuoja kelis kartus ir kartais vis kitą tikslą atlieka. Tai gelbėtojo, tai taip valkatos, o kaip jūs dabar paklausėt. Ir labai šauniai ties kontrolė. Siūlo paskaityti visiems tą knygutę. Jums metaforas. Paskaityti prasme. Reiškia. Ačiū.